štai ir Goldwingų šelminėlė, irgi va kruizeriai, pensininkai kaip ir mes. O štai gražuolis skeletas, kiekvienais metais dalyvaujantis šiame renginyje. Labas rytas, šį saulėtą pavasario gegužės 1 šeštadienį. Baikerių sezono atidarymas. Nu ką, trauksim birbinę iš garažo ir važiuosim pas bendraminčius, susitikti su draugais po žiemos speigų, papletkinti, papliurpti, pažiūrėti, kas ką planuoja vasarą, kas ką darys. Ir saugių važinėjimų. Saugių kelionių, smagių nuotykių. Atvykome į garažiuką, reikia birbinę atsidengti, šveitėm, valėm, plovėm, šveitėm. Va, kokis grožis. Taip, birbinė paruošta, važiuosime ir žiūrėsime. Atvykome pas kaimynus, tik tai jų kažkaip nepažįstame, kažkokie neįdegę visai. Po žiemos. Nu, judame į vietą ir ten pamatysim. Atsidaro. Taip, judam. Štai ir važiuojam į aikštelę. Nu, Posūkis. čia vis pasijungia pakeliui po vieną kitą motociklinką. Visi į tą pačią vietą. Nu, taip, taigi šiandien Vilniaus mieste šventė. Va ir važiuojam į aikštelę, va jau šitas posūkis. Puiku, gerbėjų ratas didėja, žiūrovų žioplių daugėja. Jo, va, O dalyvių... Štai dalyviai baikerių sezono atidarymo. Kaipgi mes rasim tą vietą, kur pasistatyti, nes iš tikrųjų jau labai daug atvyko. Nu, bandom, ieškom vietos, kur čia prisiglaust, prisiplakt. Šiais metais vietos radome tik tai gale. Reiškia, per ilgai miegojom. Reikėjo anksčiau atvažiuoti. Tai ką, einam į priekį, pasižiūrėsim, kas kaip. O, javutės, jaunystę prisimenu, starucha. Aha, bet žiūrėk, su tom priekabom vežimėliais atsisėsti. Taip, į burokų laukus mane veždavo krikštatėvis. Žiūrėk, koks gražus, įdomus žalias. O čia jau va tokie šiuolaikiniai, dabartiniai motociklai, va. Kokie spalvingi. Nuo javučių mano karjera prasidėjo. Tai viskas auga ir tobulėja kiekvienais metais. Pažiūrėk, va, vyraujantis spalva vis dėlto daug juodų, pilkų. O mūsų? Jo, mūsų. Bet va ir gelsva, žalias, oranžiniai. Nu, va, krosinukų katajamų. Čia jau parodiniai, va, prasideda daug parodos, galima apžiūrėti. O štai ir Goldwingų šelminėlė. Irgi va kruizeriai, pensininkai kaip ir mes. Juodos aprangos. Va ir lagaminiukai. Kebabinės atidarytos, viskas ruošiama. O štai ir parodiniai. O žiūrėk, kaip čia keleivis atsisėstų. Nu, čia keleiviai nepritaikyta. Čia tik vienas tu galėtum važiuoti. Taip, čia jau viskas. Javučių dar komplektukas. Jaunystės eleksyro iš jų užmeta. Na ir kaip visada Rytis stebina savo pasirodymais. Kiekviena šventė nepraeina be jo pasirodymo. Super, žmogus, orkestras.
Kaip mūsų žvaigždės laikosi? Labas su švente. Koks kaklaraištis puošnus. Taip, taigi važiuosi į šventę. O ko tu, nuo ko slėpiesi? Kad nepažįstu, kad pažinai. Kaip tu skaniai čia gėrimą? Noriu, prašau. Dar noriu parūkyti. Kaip pasirodymas? Jo, viskas. Nes negalėjom pamatyti. Mes per stogą žiūrėjom, va taip. Gaila, kad nematėme. Bet tu nufilmavai? Dar jūs filmuoja dabar šitą vairus kamerą. Va. Taip. Ir dar mus filmuoja. Na, o kur šitoj šventėj pavalgyt? Štai, šašlykai, dešrelė, blynai, mineralinis gira. Na, iš tikrųjų puikiai yra aikštė, suolai, stalai. Kaip matote, baikeriai tikrai turėjo kur užkasti. Sėkmės, gero sezoniuko. O baikeriška maikutė. Pas tave čia... Nu, davai pasilabinkim, tiek jau. Čiko, ne taip svari. Maišus nuplėšė. Kodėl jis nedarbo vietoje? Darbo, bet einu papiečiam. Va, motor. Motor. Kur varot? Einama į Kęstuko darbo vietą. Kur mato? Nu, eisim dabar koncą pažiūrėti. Na štai ir atėjome į parodinių motociklų aikštelę. Aišku, nespėjome pamatyti pačio apdovanojimo, kaip čia kas vyko, bet netgi pagal amblemikės matosi, kas apdovanoti, kas kaip ir kuo ypatingi. Tai sėdynio apsiuvimas, tai nudažymas, tai išblizginimas, tai kažkokių tuninginių detalių prikrauta. Viskas dėl grožio. Pasigrožėkime kartu šiais nuostabiais kūrinukais. Šiais metais buvo naujas dalykas įgyvendintas, upė atgaivinta, moto pasirodymas ant vandens. Vandens motociklai, na iš tikrųjų vaizdinys tai labai nuostabus, man tai patiko. Tikrai taip gerai Vilniui priderinta, viskas vyksta prie centrinės Picupo. Buvo neišnaudotos galimybės paprasčiausiai. Posūkiai. Nu, maudynės, va, ir net žiūrovai buvo išmaudyti tokiam gaivinančiam vandenį.
O štai gražuolis skeletas, kiekvienais metais dalyvaujantis šiame renginyje. Bet kiek prisimenu, kita motociklais atvyksta. Nu jo, buvo pernai kitame. Jo, bet ta cigaretė, ten papildoma muzika, žodžiu, labai Bendravimas sudomina. su klientais. Na ir pagaliau kolona pajuda Vilniaus gatvėmis. Išleido tūkstančius baikerių į gatves. Keleiviai irgi šalia. Policija uždarė gatves, kad nesimaišytų niekas, nebūtų įvykių. Taigi, grožėkimės miesto gatvėmis ir vaizdais. Na, brangus draugai, kaip ir atidarėme sezoną su emocijom. Nuotaika, muzika, šokiai motocikluose. Žmonės keleiviai. patenkinti, viskas tvarkoj. Gero visiems baikeriams sezono saugaus, o žmonėms gerų emocijų. Nepykit, jeigu ten pariaumoja biškį pravažiuojantis mocas. Mes tokie, kad jūs girdėtumėt iš toli. Buvę, kai negirdi žmonės. Ir bumt, bumt. Tad gerų emocijų ir iki kitų. Kelionių. Va taip.